Someone selling garden roses down the square. People gathering by to breathe the morning air. But no one sees the bitter cold and shivering empty hands. A schoolgirl running by trying to beat the bell. Taigi, kokie jūsų manymų yra pliusai savanorystės? Pliusai labai paprasti. Savanoriaudami žmonės moka dalintis gautą informaciją. Ką gauna, jie gali skleisti. Pliusai. Aš manau, kad savanorystė išmoko mus padėti kitiems, negaunant už tai atlygio. Savanoriavimą, tai jau kaip išvardina užsiėmime, tai ir naujas pažintis. Man tai gal vienas iš svarbiausių, tai yra toksai savivertės pakelimas kompleksų, atsikratymas, mokymasis darbas komandoje, patriotiškumo ugdymas. Pliusų turbūt sunku būtų čia išvardinti, taip iš karto čia galima būtų daug prirašyti tikriausiai. Didžiausias pliusas, kad turi žmonės šiandien jaunimas savoką, kad darydamas gerus darbus turtėjai pats. Tai va turbūt tas pasiekimas ir šūkiu to gyvename dalinasi. Ir tiesiog jie negėda, kad ateis smirdantis ar purvinas, ar pagelbėti, ar pakelti, tai va ir tuo džiaugiamės. O pliusai? Pliusai, kad atsiranda žmonių, kurie nori savanoriauti. Ir sakyčiau, tų, kurie lieka, sąmoningumas didėja ir jų atsakingumas didėja. O kokie jūsų manymų yra trūkumai? Trūkumai. Manau, kad iš tikrųjų trūkumų nėra savanorystės. Savanorių trūksta. Ta prasme, trūksta įsipareigojančių savanorių ilgam laikui. O, pavyzdžiui, mūsų vaikų dienos centras turi pilnai įsipareigojusias tik 2 savanorės, nes labai žmonės mėgsta kurį laiką pabūti ir išeiti. Nei ačiū, nei sudie, tiesiog. Kokie būtų trūkumai? Trūkumai. Gal vienas iš pagrindinių toksai savanorystėje turbūt trūkumo, tai tas atsakomybės jausmas, nes savanorystė yra tokia neatlygintina ir nėra kažkokių tai svertų, kur galima būtų truputėlį paspausti ar dar kažkaip. Tai aišku, tai galima išvelgti ir kaip pliusą, tai yra toksai mokymasis dirbti komandoje, nenaudojant svertui. Tai yra iš vienos pusės tolerancija, iš kitos pusės tolerancija turi atsirasti, tai yra ir pliusas, bet labai pakerta turbūt savanorystė, tai tas atsakomybės gal nebuvimas, nes tai, aš noriu dalyvauti, tai dalyvauju, nenoriu, tai nedalyvauju. Aišku, laisvo laiko trūkumas, nes kaip taisyklė tikriausiai, kas dalyvauja savanorystėje, tai dalyvauja daugumai ir kitokių visokių užsiėmimų, tai va tas laiko trūkumas, aišku, nors ir savanorystė neatlygintina yra, bet vis tiek finansų šitam reikia, tai ir būtent finansavimas, aišku, daug kas geranoriškai žiūri, tai ir verslininkai, ir mūsų savivaldybė, dalyvaujant projektus įvairiuose, bet minusų turbūt ženkliai mažiau negu pliusų. O kokie jūsų manymų būtų trūkumai? Trūkumai, kad savanorystėje žmonės nemoka pasakyti komandos lyderiui ne. Jie daro tokius darbus, kokie nėra prie širdies. Labai dėkoju. Jau pasikeitė nuomonę, kai atėjote į savanorystę? Savanorystės veiklą? Pasikeitė nuomonė mano į savanorius, nes aš seniau pažinau tik savanorių studentus, kurie taip vadinosi dėl praktikos, kurią atlikinėdavo, dėl socialinio darbuotojo praktikos. Ir su kuriais paprasta? Su kuriais paprasta, nes yra viskas apibrėžta. O čia susidūriau su žmonėmis, su kuriais neapibrėžta, su kuriais nepaprasta, bet su kuriais įdomu. Ir pasikeitė požiūris, matau, ir tų pačių žmonių, jų atsakingumo prisiėmimas, įsipareigojimas, požiūris į žmonės, pas kuriuos ateina savanoriauti skirti laiko, ir mano pačios požiūris į savanorius. Nes iš pradžių galvoju, nebus nieko gero, bet išeina ir gero.
Pasikeitė, kadangi jau šitas Ar noras Karito sumažėjo? organizacija yra sena organizacija, visiškai čia nėra naujovių. Mes visą laiką jų turėjom, mums netruko gerų jaunimo, šeimų gerų, kurie katalikų gyvenime gyvena ir žino, ką reiškia savanorystė, ką pagelbėti žmogui. Tai man visiškai aš nematau jokio minuso. Vat į tą savanorystę pradėjus tą veiklą. Prieš atrodė viskas gal daug paprasčiau, ne? Yra gera idėja, yra patriotizmas, viskas taip gražiai atrodo ir viskas atrodo labai paprasta. Iš tikrųjų, gana sudėtinga yra organizuoti tą savanorystę. Kaip sakiau, labai reikia stengtis motyvuoti būtent tas savanorius, kad jie neįsibėgiotų. Bet mano patirtis tai yra būtent tas ir nuolankumo ugdymas, truputėlį užmerkti akis į jaunimo kaprizus, kažkokius dar kažką. Tai vat, o kažkaip labai kardinaliai nepasikeitė. Savanorystė ir yra savanorystė, tai yra geras dalykas iš tikrųjų iš visų pusių. Ir tai, kas gauna tą savanorystės paslaugą, ir tas, kas teikia. Mano nuomonė nepasikeitė, nes aš mačiau, kad žmonės buvo užsidegę ir jie mane taip paveikė ir aš dabar pats taip savanoriauju. Ne, nes aš žinau, kur aš einu. Bullets in his chest, so eager, bold, and